Kovo 27 dieną Žalpių Švento Benedikto bažnyčioje buvo aukojamos šventosios mišios, skirtos ilgamečio kunigo Kelmės rajono garbės piliečio Juozapo Razmanto atminimui, minint 120-asias gimimo metinės. Mišias aukojo Liolių, Maironių ir Žalpių parapijų klebonas Jonas Bagdonas ir Žalpiuose klebonavęs dabartinis Skaistgirio Joniškio rajone Švento Jurgio parapijos klebonas Kęstutis Švabinskas. Po mišių Žalpių parapijos namuose surinkta popietė, širdimi pašauktas tarnauti. Žalpių bendruomenės pirmininkė, bibliotekininkė ir muziejaus eksponatų prižiūrėtoja Alina Žalandauskienė priminė Juozapo Razmanto biografiją. Juozapas Razmantas gimė 1906 metais kovo 25 dieną Sargelių kaime Raseinių rajone, neturtingų ūkininkų Stanislovo ir Pranciškos Razmantų šeimoje. Šeima gyveno kukliai, Juozapas turėjo 3 brolius ir 8 seseris. Buvo 9 vaikas šeimoje. Sūnų dievobaimingi tėvai paskyrė bažnyčios tarnystei. Baigęs Raseinių gimnaziją, studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universiteto teologijos filosofijos fakultete. 1937 metais Kauno arkikatedroje įšventintas kunigu. Tarnystės metais jis dirbo įvairiose parapijose – Kavarske, Lioliuose, Josvainiuose, Dotnuvoje, Krakėse ir kitur. 1941–1949 metais buvo Kulvos Jonavos rajone parapijos klebonu. Nors čia Juozapas Razmantas tarnavo trumpą laiką, bet paliko itin ryškų pėdsaką. Jo iniciatyva ir rūpesčiu Kulvoje buvo pastatyta bažnyčia. 1950 metais už agitavimą prieš sovietų valdžią bei kolūkius, skatinimą melstis už tremtinius, Juozapas buvo suimtas ir įkalintas. 1950–56 metais kalėjo Solikamsko lageriuose Permės krašte Rusijoje. Ten dirbo sunkius fizinius miško ruošos darbus ir neteko sveikatos. Grįžęs į Lietuvą buvo altarista įvairiose parapijose, tačiau vėl nušalintas ir už antisovietinę veiklą ištremtas į Rusiją. 1965 metais Juozapas Razmantas grįžo į Lietuvą. Nuo 1967 metų 30 mečius Juozapas Razmantas tarnavo Žalpių parapijos klebonu. Lietuvos atgimimo metais kunigas dalyvavo mitinguose, susirinkimuose, Baltijos kelyje ir kitose patriotiniuose renginiuose. Jis taip pat buvo Švento Pranciškaus kongregacijos ir blaivybės draugijos narys, rėmė katalikų organizaciją. 1997 metais Juozapas Razmantas buvo atleistas iš klebonų pareigų ir iki gyvenimo pabaigos liko Žalpių parapijos altarista. Mirė 2001-aisiais, palaidotas Šiluvoje. 2017 metais po mirties jam suteiktas Kelmės rajono garbės piliečio vardas, už nuopelnus kovojant dėl Lietuvos laisvės ir tikinčiųjų teisių gynimą sovietinės okupacijos metais. Didžiuojamės tuo, kad kunigas Juozapas Razmantas, taip mūsų visų vadinamas dėdelis, didžiai įvertinta jo meilė tėvynei Lietuvai, jo atsidavimas, jo darbas. Turbūt neįsižeis rajonas ir jo atstovai, jeigu mes regalijas perduosim Žalpių bendruomeniai. Jie ten turi daugiau vertybių mūsų dėdelio ir šitas nusaugoti. Atsiminimais apie Juozapą Razmantą pasidalino žalpiškės Jadvyga Mickienė ir Nijolė Lengvinienė. Kaiminystėje su kunigu gyvenusi buvusi mokyklos direktorė Genovaitė Vasiliauskienė. Ir Žalpiuose klebonavęs dabartinis Skaistgirio Joniškio rajone Švento Jurgio parapijos klebonas Kęstutis Švabinskas. Pasak pasisakiusiųjų, Juozapas Razmantas labai mylėjo gyvūnus, laikė karvę, naminius paukščius, bitininkavo. Jo namuose visada buvo šuniukas. Neturėjo automobilio, tad keliaudavo pėsčiomis, net iki Viduklės, kur susitikdavo su Viduklės klebonu, disidentu Alfonsu Svarinsku. Žalpių parapijos klebonas Jonas Bagdonas užsiminė, kad kunigas Juozapas Razmantas dalyvavo jo primicijose, naujai išventinto kataliko kunigo primicijato
iškilminguose šventose mišiose. Jau kalba yra užfiksuota video juostoje. Susirinkusiems į popietę žodį tarė Pakražančio apylinkių seniūnas Tomas Šteimantas. Po pasisakymų kantičkinių giesmių giedotojų kolektyvas Žalpiai, vadovaujamas Danutės Anankaitės, giedojo Žemaičių Kalvarijos kalnus. Tai žemaičių liaudės pamaldumo tradicija, giedama per gavėnią, šermenis bei mirusiųjų minėjimus. Nuo 2019 metų ši giedojimo tradicija įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Giedoriai kunigo bendradarbiai. Kunigas meldžiasi, choristai gieda, atsako. Kada buvo dar lotyniškos šventosios mišios, tai apačioj būdavo žmonės sėdėdavo, o per skliautus bendraudavo klebonas su giedoriais. Nuo seno buvo tokie pasakymai, kad kas gieda, meldžiasi dvigubai. Tai vat ir iki šiol aš jau tą girdžiu, kad jau choristai visą laiką yra pagarboj, jie visą laiką puošia, kaip pasakyti, puošia tą pamaldumą, kad ne vienas kunigas, bet ir vargonai, ir choras, ir tai yra gyvybės duoda, bažnyčiai duoda gyvybės. Apie Žalpių giedorius galiu pasakyti tik tai teigiamus dalykus, gaila, kad jų daug didesnė dalis jau iškeliavę. Čia Danutė, Regina, tai jau jos jaunoji karta. Labai gražus balsai, labai iš tikrųjų Žalpiai, tai tokie aplinkinės parapijos tokių choristų neturėjo, tokių balsų ir tokią vieningumą. Jie visur būdavo, kultūros namuose. Prašau, bažnyčioj. Tie patys, prašau, bažnyčioj, išvažiuoja kažkur į kitus rajonus, ten su savo kantyčkom, prašau, jie visur, universalios buvo, moteris ir buvo, ir vyrų buvo, ir tokie universalūs, kur reikia, tai jos visur galima pakviesti ir visur pritinka. Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje surengta kasmetinė Šiaulių apskrities tautodailės paroda, skirta paminėti Lietuvos tautodailininkų sąjungos įkūrimo 60 metų jubiliejų. Tokia sukaktis liudijo kūrybos kelią ir ilgametį tradicijų puoselėjimą, bendruomenės stiprybę. Gaila, jog šiandien jūsų darbais negalės pasidžiaugti šviesios atminties ilgametis sąjungos pirmininkas, dailininkas, kultūros veikėjas, pedagogas Jonas Rudzinskas. Kviečiu jų atminimą pagerbti tylos minute, sakė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Aistė Jakelaitytė. Parodą apžvelgė menotyrininkė Michalina Adomavičienė. Sveikinu jūs visus, gerbiami tautodailininkai, su švente. Esate tie, kurie tęsia sodžiaus tradicijas, puoselėjat jas, kūrybiškai vystot. Kiekvienas rajonas turi savitą kūrybos charakterį, kurį savaip išreiškia, bet esmė ta pati, nes išlaikoma tai, kas brangiausia – lietuviškumo, sodžiaus, meno dvasia, išlikusi jūsų kūrybos dėka. Parodos ekspozicija yra fantastiškai puiki. Būkit sveiki, būkit laimingi, kurkit, sakė menotyrininkė Michalina Adomavičienė. Visus parodos dalyvius sveikinu Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Seimo kultūros komiteto narė Rima Baškienė.
Šitoje ypatingoje erdvėje sklinda nepaprastai didelė šviesa ir džiaugsmas. Ačiū Kelmės kultūros centrui, kad šitokį gražų tautodailininkų būrį čia Juozo Liaudanskio dailės galerijoje subūrė. Perduodu Seimo kultūros komiteto sveikinimą ir palinkėjimą, jog šiandien tie 60 metų Lietuvos tautodailininkų sąjungai yra tam tikra pradžia. Ir toliau su pasididžiavimu mūsų Lietuvą eikit į priekį, kurkit, garsinkit lietuviškumą visame pasaulyje ir skleiskite tą ypatingą šviesą. Dėkodama parodos organizatoriams Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė dovanas įteikė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkai Aistei Jakelaitytei, buvusiai ilgametiai Šiaulių skyriaus pirmininkai Laimai Kelmelienei, menotyrininkai Michalinai Adomavičienei, Kelmės kultūros centro direktoriai Laimai Lapinskienei. Už parodą atkeliavusiai Kelmę organizatoriams dėkojo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Sonata Venckienė, Kelmės kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė. Buvusi ilgametė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Laima Kelmelienė priminė sąjungos istoriją. Lietuvos tautodailininkų sąjunga įkurta 1966 metais. Tuomet ji vadinosi Liaudies meno draugija. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius jungia per 300 visos Šiaulių apskrities tautodailininkų. Vyksta nuolatinis judėjimas, kūryba, gyvenimas. Kasmet pavasarį rengiamos ataskaitinės parodos, rudenį suburiami tautodailininkai jubiliatai, rengiamos personalinės jų parodos, rūpinamasi jaunųjų kūryba. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius išlaikė gerą tradiciją rengti kasmetines tautodailės darbų parodas. To jau senokai nebėra didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Taip tautodailė atlieka vieną iš svarbiausių meno funkcijų – žmonių suartinimo ir bendravimo funkciją. Senasis, tradicinis liaudies menas tampa profesionalus, nes dauguma meistrų tampa meno kūrėjais. Yra ilgamžių tradicijų tęsėjai ir perdavėjai. Deja, žmonės ir ypač jaunimas vis mažiau besidomė tautodailę. Kaip tauta galime išlikti tik per savo tradicijas, kultūrą, meną, sakė Laima Kelmelienė. Parodos atidarymą dainomis papuošė Kelmės kultūros centro folkloro ansamblis Staduje, vadovaujamas Osvaldo Gerbenio. Parodoje 143 autoriai eksponuoja per 500 darbų. Paroda Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje veiks iki balandžio 26 dienos. Yra žmonių apdovanotų kūrėjo talentu.
kurių niekas lyg ir nemato, lyg ir nežino, nes jie niekur per daug ir nesirodo. Dirba sau tyliai, ramiai, nesipaikuodami ir nesireklamuodami. Toks yra Kelmės rajone Lupikuose gyvenantis tautodailininkas Rimantas Paunksnis. Meistras kurį laiką dirbo Panevėžio Tulpėje, Minijos dailės kombinate. Kaltus davė. Medicininiai tokie būdavo chirurginiai kaltai, kada operacijas naudodami su metaliniais kotais. Tuos davė kelius, davė tokį rošinį, saka, pakrapštyk, padrožinėk, saka, ir jeigu išeis, draugui padavė dviese, mes buvom, jisai nuvažiuoju pas jį už savaitės laiką, saka, pasimk tos įrankius visus, įvest, saka, tą meistrui, saka, viską, pirštais apibintuotai žmogus, nu, sakau, aš pasijėmiau, nuvedžiau tam, nu, tai sakau, jis jau, sakau, nebenorės, nu, tai tu, sakau, nu, aš pabandysiu. Grandžiau, kažkas išėjo, apkramčiau, taip, nuvežiu, jis pasižiūrėjo, taip į mane tą rošinį, nu, saka. Pasirodo, davė patį sunkiausiai rošinį, ten buvo biesas toks, nešė vazą, toksai su uodega, jau pats jau tenai sunkiausias darbas buvo ceche. Nieks jau nenorėjo dirbti, ir pinigai ne kažkokie, tai ten buvo aišku, daug darbo labai, ir uosis dar medieną savo sakėtą labai. Tai išbandymą čia man davė jisai ir aš atlaikysiu tą krikštą pirmą ar ne. Nu tai aš kai atlaikiau, tai tada jau kitą darbą man davė, gerai, sako, dirb. Vėliau gamino ąžuolinius baldus švedams. Kada Šiaulių miesto asfaltą Daivos ir Rimanto Paunksnių šeima iškeitė į žolyną Lupikų kaime, Rimantas atsidavė tautodailiai. Įstojau į Tautodailės sąjungą Šiaulių skyrių, tai darė ir viskas, ir įklimpau tenai. Sumastai, žiūrėta, kažką galvoji, ką galvoji, suki galvą ir kažką sugalvoji. Nu kažką tai. Kas čia Lietuvoje, taigi angelai ir rūpintojėliai. Ir pasirodo, tuos rūpintojėlius drožia tik tai praktiškai dvi tautos. Tai lietuviai ir lenkai, nu dar vokiečiai. Dar vokiečių yra senų tų skulptūrėlių, lietuviai, lenkai, kitas ne. Nei vengrai, nei čekai tokie jie nedarė tų rūpintojėlių. Taigi čia yra dievulis, tik lietuviškas jis yra. Ne iš Nazareto, jis yra iš Telšių, iš Plungės, koks skirtumas. Bet dievulis yra. Tas personažas toksai gan man ryškus ir man tie pasakymai tokie kažkas pasakė, atsiboda, sako, tie rūpintojėliai įgrįsa čia, nu tai žiūrint, kaip tu jį vaizduoji, jeigu tu rūpintojėlį pavaizduoji kažkokį tenai pachmielną tenai po 5 parų, nu tai aš suprantu, gal jisai, bet tai reikia padaryti rūpintojėlį. Kai pasižiūri į tą rūpintojėlį, tai jis rūpintojėlis tikras, o ne šiaip kažkoks tai tenai, nemoku pasakyti, kaip įsireikšti, nežinau. Tu mane Dieve sutvėrei, o aš tave padirbau, juokauja Rimantas. Rūpintojėlis atkeliavęs iš Vokietijos, plito koplytstulpiuose, koplytėlėse, ne veltui sakoma, miške gimęs, miške augęs, prie kelio sustojęs, kepurės kiloja. Rūpintojėlis taip pat buvo laikomas valstiečio trobose, ant palangių ar specialiai tam įrengtose lentynuose. Visoje Lietuvoje, bet daugiausiai Žemaitijoje. Geri čia gyvena žemaičiai, sako Rimantas. Tad tik įsikėlęs į namelius, išardė artimiausią kaimyną skiriančią tvorą. Ir dabar abu kaimynai mėgaujasi bendrystę. Kaip sako liaudės patarlė, giminė už mylios, o kaimynas už tvoros. Ir priduria, giminė tik ant alaus, o kaimynas visada. Ramybė, kur geras kaimynas, sako Rimantas Paunksnis. Rūpintojėliai liaudyje turėjo skirtingus vardus. Tas, kuris rūpinasi, saugo, globoja, buvo vadinamas rūpintoju, aprūpintoju, visų nelaimių atitolintoju. Kiti buvo smūtkai, smūtkeliai. Jie buvo statomi kapinėse, vienam ar kitam nelaimingam įvykiui pažymėti. Galbūt mūsų senoliams, kuriems reikėjo atlaikyti karus, skurdą, vargą, ir padėjo išgyventi mintis, kad jie nėra vieni su savo rūpesčiu. Juo gali pasidalinti su rūpintojėliu. Šis jiems buvo kaip paguodo ženklas. Taigi, žmogus bedulis, Dievas guodulis. Dalinasi mintimis Rimantas ir priduria. Į rūpintojėlių kūrybą reikia žvelgti su pagarba. Rūpintojėliui suteikiama ne tik meninė, bet ir sakralinė reikšmė.
Rimanto drožti visų nelaimių atitolintojai dažyti. Aš nežinau, kada dariau nedažytą, kad visais spalvos, neatsimenu, gal kada nors ir buvo. Ai tiesa, dariau, bet įsivaizduokit, jeigu aš padariau tokį rūpintojėlį, už tą biškį didesnis, kur dabar tas didžiulis yra, baltas jisai buvo. Tai klientui labai jis patiko, bet tas sako, tu jeigu gali nudažyk jį. Prašau, aš nudažiau. Jį labai žmogus apsidžiaugė. Spalva tai gerai yra, taigi labai gerai dažyti. Kas čia, kodėl medžio nedažyti? Nu, taigi labai liuks. O tie šventieji nuo senų laikų, kai būdavo, taigi jie dažyti tik tos spalvos tautinės, tamsiai ruda, juoda, tamsiai žalia, raudona tamsiai, va tokias spalvas, ne bet kuo biliuko negali, kad kaip ten mėlynai ar kaip ten tepti rusiškam spalvom, ne. Prieš pradėdamas drožti angelus, šventuosius, baltų mitologijos dievus, tautodailininkas daug skaito, studijuoja, renka medžiagą. Tuomet kūrė skulptūrą, kuri atspindėtų jo charakterį. Iš 60 jam žinomų baltų dievų Rimantas yra išdrožęs trečdalį. Baltų ta religija, tai ten tie visi dievai, jų gal 60 yra. Tai va, ta ragana yra ten, pavyzdžiui, jų ten daug, aš ir bankputį drožiau, kelius esu drožęs iš populiesnių, paskui Perkūnas, tas aukščiausias dievas, čia nėra, paskui Medeina, tai vienu metu drožiau. Padirbėję, žmogus žiūri, sako, kas čia yra, žiūri, nesupranta. Apie mitologiją, tai nežinau, mažai kas supranta kažką, tai kits gal supranta, retas iš karto pasižiūrės, pasakys, kad čia tas ir tas vaizduojamas, o kitas daugiausiai nesupranta, kas čia, sako, yra toks. Čia tai be suprastų sparniukai reiškia angelas, koks jis bebūtų. Nes angelas su sparnais. Čia jau Kalevėlis yra toksai dievas, kur atseit nukalė saulę, jisai ir įmetė į dangų, kad šviestų. Kalvelis jisai vadinas Kalevėlis, ar kaip jis teisingai vadinasi, va tas kalvis yra. Tiesiog kalvis yra. Gal kam reikės? Kalevėlis. Įspūdingi tautodailininkų mediniai paveikslai. Būtent juose aiškiausiai ir ryškiausiai pamatai liaudies kūrybos dvasią ir paties kūrėjo širdies dalelę. Neužtenka juos tik pažiūrėti. Norisi ilgiau patyrinėti visas detalės, spinduliuojančias gerąją energiją. Kartais smulkiausios skulptūros darbus kuriantis tautodailininkas imasi ir didelių skulptūrų. Tačiau dažnai sveikata neleidžia imtis sunkesnių darbų, nes reikia ir rastus pakilnoti. Rimantas Paunksnis daro ir kryžius. Jo kryžiai 2011 metais sertifikuoti tautinio paveldo produktu. Meilę medžiui tautodailininkas sako tikriausiai yra paveldėjęs iš savo senelio, kuris buvo kurpius. Rimantas Paunksnis sako, jog iš drožybos galima gyventi, tačiau reikia keliauti per muges. Būtinės paskirties tokie visokios lentos, visokios geldos visokios, šaukštai visokie. Dar atima daug laiko, aišku, jeigu čia grinai ant tos kūrybos atsisėsti, tai taip, tada gali kažką tai prisimislyti, bet yra kitų darbų, yra kitų darbų. Reikia mišką nuvažiuoti, va ruduo, grybai dygsta. Nuvažiuoji, parsiveži tų grybų, o paskui, kol jos nuvalai, kol išverdė viskas, dienos nebėra. Ypač smagu pasibūti Vilniuje, Kaziuke. Ne tik parduoti išdrožtus daiktus save parodyti, bet ir į kitus pažiūrėti, sutikti bendraminčių, pažįstamų. Jei ne žmona, vienas tikrai tiek daug dirbinių nepadaryčiau. Drožinius reikia pašlifuoti, pavaškuoti, padažyti, tad dauguma jų patenka žmonai Daivai į rankas. Tų darbų tokių visokių dar nusimatę yra, bet tai, kad tai irgi reikia gyvendinti, juos pagalvoti, reikia ir į visokių tokių gaminukų tokių, kada nors reiks padaryti. Čia buvo tas ruošinukas yra, nu jau jis biškai apdrožtas taip. Šventas Kazimieras, Lietuvos globėjas, čia yra va, toks irgi ruošinys, čia prie jo daug darbo. Čia yra, tiesiog buvo momentas, kada
biškai kažkas pasistengė, tai dabar priklijavau, bet aš vis tiek padarysiu. Jų rošinys tai vertas dėmesio, tik reiks pataisyti ir viskas, jis biškai toksai liaudiškas šventas Kazimieras. Tas drožimas, tai žinot, visgi atima daug laiką ir sveikatas. O čia tas pelėdukas daugiau dekoras. Irgi paprasčiausiai apipjaustyta profilis yra fasadinė pusė, apsipjaustant juos ant juostinė pjūklai, tada jau drožinėjai. Bet jeigu jį drožti iš monolito, iš kaladės grinai su peiliais, tai čia kvepia senovė. Akmens amžiui, kada jau senieji tie dirbiai dirbdavo, jo kirvukas, pagrindinis įrankis buvo kirvukas kaltai. Buvo kažkur tai pleneras kažkokiam čia rajone ar pasvalyje, atvažiavę italai buvo. Mūsiškiai sustoja prie ąžuolo, tų rastų suptais pjūklais, tie, kai juokėsi tie italai, drožėjų. Saka, tai čia ką jūs saka, taip drožėt, saka, su tais pjūklais. Jie juokės už pilvų susėmė tie italai, kad čia lietuviai su tais pjūklais taip drožė. Čia nebe drožyba, yra pjūklinimas. Drožinėjau, tai iš liepą pagrindę naudoju, šiaip tai visokiai, ąžuolas, raudonmedis, uosis, rečiau tekstūra gera rievėtas, o šiaip tai liepą gali paimti šlapę, bet dirbant ranko jinai džiūva. jinai kaip šveičia, tik gerai nesišiaušia, pavyzdžiui, drebulė netinka, jinai ir kieta, vienas dalykas, tai šiaušiasi, veliasi jinai, o liepą spalvint gali, jin graži tokia mediena savaime ir minkšta palyginti. Tikrai, liepą einamiausia drožinėjimą. Pirmą popieriukas eskizėlį užsimetė, aišku, pradžioje mintis, turi vis tiek galvot pirmoji, turi dirbti stadijai pirmą, paskui tai jau rankos dirba, tada jau popieriuką paišai, žiūri. Jeigu kas neaišku toj figūrai arba, pavyzdžiui, kaip jis turėtų biškai atrodyti, tada žiūri internetą, žiūri literatūrą kažkokią, kaip, pavyzdžiui, šventai tokį irgi, pavyzdžiui, gerai, ten Izidoris Jozapas, tai gerai, kas Jozapas, kaip jį dabar tą Jozapą padarysi, tas skaitai jo istoriją. Jis gimė ten, jisai dirba, jisai mokėsi, ar kas jis toks buvo, ką jis darė. Ir tada tai nežiūri, kad kitas gal ten, pavyzdžiui, aš dabar žiūriu, kad, pavyzdžiui, reikia padaryti tą Juozapą, kai jisai, pavyzdžiui, su kūdikėliu visur vaizduojamas. O aš, kas virkščiai, padarysiu darbo įrankiais. Stalius buvo jisai. Vis tiek turi žinoti apie personažą. Savotiškas čia relaksas yra, nes kada atsisėdė, įsijauti į tą darbelį, tai atsipalaiduoji savotiškai. Panyri į tokią būseną, žinot, kai nemogu pasakyti tokią būseną, kai tarp dabės susidėtum, tu nieko negirdi, nieko nematai. Tu dirbi. Eina atsigeri kavos, kai jau pavargsta, arba pažiūri laikrodį, kai jau laikas pakelti užpakalį nuo kėdės, nugaras skauda, atsisėdus visą dieną. O šiaip tai čia yra, atsijungi nuo visko. Praktiškai įsigilini į tą darbą, tai apie ką tu galvosi, jeigu tu galvosi kažką, tai kaip ten kas ką, tai nusipjausi pirštus, susipjaustysi viskas. Pasaulis begalinis, kai sako, čia gali drožti ir tik tai neišeiti iš rašto. Jeigu jau Dievas duos, tai aš sakau, čia bus dar visokių minčių, ta pas mane ir greit minčių yra. Tai va, tokios įtokelės su tais darbais.